Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie ligas, nes niekas nenori sirgti, tačiau žmonės suserga ir turi daug ligų. Taigi, praeitam vaizdelyje aš jum rodžiau, kad sergu 16 ligų, 4 sutrikusios funkcijos. Aš šiandien labai greitai jum parodysiu tas ligas, kad jūs įsitikintumėt. Taigi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Taigi, žvirblytė iš 16 ligų, 4 pagrindinių su sutrikusiom funkcijom visai neįtraukia, nustatant darbingumą. Vertinant darbingumą neatsižvelgiama į sveikatos būklę, į visas jo darbingumui įtaką darusias ligas, traumas, patologinės būklės ir su tuo susijusius organizmo funkcijų sutrikimus. Tai yra baisiausia, žiauriausia, kad neįtraukia tų ligų, kurios yra susijusios su organizmo funkcijų sutrikimu. Taigi, čia tos ligos, kurias parodžiau. Ne visos yra jos dar. Dar aš jumi parodysiu, kurios buvo šeimos gydytojos įrašytos. Tačiau žvirblytė į jas visiškai jokio dėmesio nekreipė. Net aš pasibraukiau. Čia šeimos gydytojos siuntimas į NDT. Osteochondrozė, spondilioartrozė, diskozė, disko protuzija, taip pat dėl kojos, kur dideli skausmai ir sutrikusi funkcija, negaliu vaikščioti, nes labai skauda. Tai menisko negilus įplyšimas, chondromalacija, girnelėje nežymios židininės kaulų čiulpų edemos požymiai, girnelės raiščio nežymi tendinozė, kaulų čiulpų edema nedidelė, Beikerio cista, saikus gilusis intraepiteliarinis bursitas. Taigi, papasakojau, kokių ligų visai vedėja Marijampolės žvirblytė visai nevertino. Taigi, iš tikrųjų, pas mane yra ne 16 ligų. Aš tiksliai kada suskaičiuosiu, o yra netoli
30 ligų. Bet tai žmogus yra labai žiaurus, kuris tiesiog tyčia padaro sveiką. Šis žmogus padaro sveikus visus žmonės, kurie turi ligų. Šis žmogus yra labai žiaurus. Jis labai skriaudžia žmonės, kurie turi daug ligų, nes tai padaro sveikus. Iki kito karto. Labai greitai bus kitas vaizdelis. Negalima tylėti, negalima slėpti šio žmogaus. Reikia labai daug kalbėti apie šį žmogų, nes tai labai žiauriai elgiasi. Padaro žmonės sergančius sveikais. Ir tai padaro kiekvieną žmogų sergantį sveiku 55% darbingu, o padarius 55% darbingu atima po pusę netekto darbingumo pensijos.